Kalbam apie tai, ar teisingai daro Chevron kompanija, kad kalbasi su valdžia, bet nelabai kalbasi su visuomenė, su žiniasklaida ir nelabai komentuoja visuomeniai aktualių, visuomeniai rūpimų klausimų. Ir kaip visuomet žinot, kad laida tiesioginė, studijos telefonas 2431431. Šią valandą su mumis Rimvydas Valatka, 15 minučių vyriausiasis redaktorius. Sveiki. Labadiena. Pone Valatka, aš skaičiau paskutinius keletą jūsų tekstų ir jie tokie labai pasižymi nuožmia kritika Algirdui Butkevičiui už tam tikrą pozicijos neapibrėžtumą dėl skalūnų. Kodėl jūs taip nuožmiai kalat prie kryžiaus premjerą? Epitetų vartojimas nėra pati stipriausia žurnalistų savybė ir epitetą nuožmiai aš praleisčiau, todėl kad mano supratimu arba yra kritika, arba jos nėra. O jeigu kažkam atrodo, kad premjero kritika gali būti tik nuožmi, tai čia jau, kaip čia pasakyti, ne manęs reikia klausti, man atrodo, lituanistai, filologijos specialistai. Bet Rimvydai, gal ne prie tų žodžių, prie esmės. Kodėl jūs manot, kad premjeras užima neteisingą poziciją, anksčiau bent užėmė, kviesdamas susitarti su bendruomenėm Chevroną? Kodėl jūs manot, kad tai blogai? Aš manau, kad susitart su bendruomenė yra Seimo ir vyriausybės uždavinys, jeigu tokio susitarimo apskritai reikia. Nes tam yra renkama valdžia demokratijoje, kad jie tuos reikalus tvarkytų. Tuo tarpu Chevron yra Lietuvos samdoma įmonė, kuri ieškotų tam tikrose teritorijose tam tikrų žaliavų šaltinių. Ir jeigu tu samdai žmogų ieškoti žaliavų šaltinių, tai man atrodo, toje sutartyje nėra nė žodžiu užsiminta, kad ta samdoma įmonė dar turės tartis su 3 ar 4 kaimais, kurie yra aplinkui. Tai čia yra visiškas nonsensas. Neatitinka jokios logikos. Su žmonėm turi tartis valdžia. Bet premjeras Butkevičius, aišku, prašant filmuoti susitikimo, nepakvietė žygaičių bendruomenės. Kaip jums toks, sakykime, toks precedentas? Ar jis adekvatus iš vyriausybės? Kur nepakvietė? Į vyriausybę. Vėlgi, aš nežinau, ar sprendžiant strateginius nacionalinio saugumo klausimus, ar tame posėdėje apskritai turi dalyvauti vieno kaimo keli dalyviai, net ne visi žygaitiškiai ten yra tokios nuomonės, yra ir kitų nuomonių. Tai man atrodo, kad mes apskritai jau pradedam nebesuvokti, kas mes tokie esam, ko mums reikia. Ar mums reikia, kad mūsų pensininkai už dujas kasmet mokėtų vis daugiau ir daugiau, ar mums reikia nepriklausomybės nuo Rusijos. Ar mes žaidžiame anarchiją ir toliau, kai kiekvienas kaimas galės batuoti daryti duris į vyriausybę? Atsiprašau. Vyriausybės uždavinys yra nuspręsti ir vykdyti. Tuo tarpu, kaip jūs išsireiškėte, nuožmi premjero kritika turėtų būti dar nuožmesnė, nes premjeras, jeigu neklystu, sakė, jog su Chevron sutartis bus pasirašyta ir susitarta iki kovo vidurio. Paskui tas terminas buvo iki kovo pabaigos. Paskui dar jisai keitė savo galutinę datą ir dabar mes ką šiandien turim, rugsėjo 12, ar ne? Ir dar vis kažkaip tai nėra iki galo padaryta. Tai vyriausybė yra sudaroma tam, kad ji nuspręstų, kas Lietuvos valstybė yra svarbiausia. Ar svarbiausia yra turėti savų gamtinių išteklių šildyti 6 mėnesius namus, ar mums svarbiausia yra pliurpti prieš kameras ir rodytis, kokie mes gudrus esame. Man atrodo, kad pirmas atvejis yra svarbesnis. Kaip tuomet, Rimvydai, jūsų požiūriu su pilietinė visuomenė, kur valdžia deklaruoja vieną esminių siekių skatinti žmonių aktyvumą, skatinti sąmoningumą, drąsą, savarankišką mąstymą ir čia štai tokiom savybėm kilus staiga ta visuomenė tampa priešais? Jums neatrodo, kad pas mus pilietinės visuomenės pasireiškimai vyksta tik dėl negatyvių dalykų?
Ar jūs kur nors girdėjot, kad pilietinė visuomenė, tarkim, šitokiu atveju kaip Žygaičių, kad jie ką nors siūlytų? Kad pritartų kokiam nors proveržiui mums iš šitos balos, kurios sėdim. Ar jūs girdėjot kada nors, kur nors, kad pilietinė visuomenė pritartų fabriko statybai? Žmonės išvažiuoja į Londoną, neturi darbo, neturi pinigų. Jiems stato šalia fabriko ir tada 15 žmonių vaizduojančių pilietinę visuomenę atbėga ir pradeda rėkti, oi užterš mūsų upelį, oi bus vaizdas pro mano langą netoks ir taip toliau. Man atrodo, kad pilietinė visuomenė gali būti ir konstruktyvi, ir destruktyvi. Tai šiuo atveju mes kalbam apie labai destruktyvius veiksmus, kurie yra dengiami pilietinės visuomenės vėliava. Bet žmonės prabunda, kai juos paliečia tiesiogiai, jų aplinka, jų... Kas juos kur palietė? Jūs plan pasakykit, kur kas yra paliesta. Kai ištraukiama iš konteksto informacija apie Pensilvanijoje iš čiaupų bėgantį ugninį vandenį arba liepsnas besiveržiančias, tai gal reiktų žmonėm pasakyti, kad ten tos liepsnos veržėsi ir prieš 100 metų. Ir prieš 100 metų, kai niekas apie skalūnų dujas net nežinojo, tai man kažkaip atrodo, kad valstybėje yra bendri interesai ir atskirų kaimų interesai. Negalima vieno kaimo arba 5 kaimų interesų, aš pats kaimietis esu, bet negalima 5 kaimų interesų iškelti virš visos Lietuvos interesų. O Lietuvos interesas koks yra dabar? Mes didelę nacionalinio produkto dalį atiduodam Rusijai už dujas. Jeigu yra nors menkiausia galimybė sumažinti šitą priklausomybę iš tų pinigų atidavimo Rusijai, tai man atrodo, bet kuris eina prie šitą tikslą, yra ne pilietinės visuomenės atstovas, o pilietinės visuomenės priešas. Taip, bet, pilietinės visuomenės priešas, bet aš nežinau, taip galvoju, greitai bandydamas pagauti tą esminę mintį, ar žmogaus nuomonė prieš, ar žmogaus abejonė, nesutikimas yra valstybės išdavystė. Aš nevartojau to žodžio valstybės išdavystė, bet yra taip, jeigu pilietinė visuomenė susikūrė tam, kad, pavyzdžiui, imkim paprastesnį atvejį, Vilniuje kur nors statys namą ir užstatys kitam namui vaizdą. Ir jeigu to kito namo žmonės pradeda kovoti dėl to, kad nebūtų kito namo, kad ir kiti žmonės gražiai gyventų, tai man atrodo, kad čia yra daugiau labai tokių škūrinių interesų gynimas, o ne pilietinė visuomenė. Juolab, kad niekas nedraudžia šitiem Žygaičių žmonėm protestuoti. Niekas jų nevaro, ir jūsų laidoje jie pasisako, ir kitose laidose pasisako, tegu šneka, bet apskritai apie juos nereikėtų šnekėti ir nešnekėtume, jeigu vyriausybė elgtųsi, jeigu vyriausybė atliktų tą uždavinį, kuriam jį yra pasamdyta, jeigu premjeras priimtų sprendimus su kitais ministrais. Tai iš esmės tas šnekėjimas užsitęsė, kaip viskas Lietuvoje užsitęsė ir virto balaganu tik todėl, kad vyriausybė laiku nepriėmė sprendimų. Bet ir viskas. Ir jūs čia, sakykime, įmonės kompanijos nekaltintume dėl to nebendravimo su visuomenė ir atsisakymo, ir mes į laidą kvietėm, sakykime, tai jūsų nuomonė nėra nevakarietiška, sakykime tai. Aš manyčiau, kad įmonė neturėtų leistis į tą balaganą, į kurį mes Lietuvoje visi įsileidom. Ji atėjo ne savo norų. Mes ją paprašėme ateiti išžvalgyti mūsų žemės gelmes ir tik toks uždavinys jai ir yra skirtas. Jeigu ji pradės vaikščioti po televizijos ir radijos laidas, jeigu jie pradės vaikščioti po kaimus ir agituoti žmonės, tai jau bus ne įmonė, tai bus politinė partija. Atsiprašau, Chevronas yra tokia įmonė pasaulinio garso, kad jeigu ji netekstų 80 milijonų užsakymų Lietuvoje, jį lygiai tą patį kompensuos kokiai nors Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Kanadoje ar dar kur nors. Jos uždavinys yra dirbti, o ne pliurpti. Dar skambutį turim, sveiki. Labadiena. Aš norėčiau pavyzdėlį ponui Valatkai ir visiems prijaučiantiems Chevronui.
Tai buvo padaryta, ką klausė Lietuvos, kada buvo atiduotas naftos perdirbimo įmonė Mažeikiai, atiduota Viljamsui ir Viljamsas irgi labai norėjo čionai ir jis pamelžė kiek tai metų ir pardavė kam norėjo. Ir mes ir po šiai dienai eina ta perdirbimo įmonė naftos eina per rankas, o mes mokam už benziną brangiausiai gal visoje Europoje. O ir su Chevronu tas pats bus. Lygiai tą patį jie padarys. Jie išvalgia, daleiskim, kad jeigu ras dujas, tai ne Lietuva jas valdys, o valdys Chevronas ir laikui atėjęs, kam jis norės, tam jis parduos. Parduos jisai tai pačiai Rusijai ir vėl Lietuva liks prie lovio. Ačiū Jums, Rimvydai, ką atsakytumėt klausytojui. Na, žmogus painioja du skirtingus dalykus. Konkrečią įmonę, kuri buvo nevykusiai privatizuota tada, painioja su dujų ir naftos paieška. Dujų ir naftos paieškai mes neturime jokių gebėjimų, jokių savo įmonių, jokių savo vadybininkų ir kad sukurtume tai, ką turi Chevronas, turbūt praeitų dar 10 ar 20 metų ir kainuotų kelis kartus brangiau ir tikrai tada liktume prie suskilusios geldos. Tai šia prasme sutinku, bet lyginti Viljamso ateimą į konkretų fabriką ir Chevrono ateimą žvalgyti žemės gelmes, neįmanoma palyginti. Čia maždaug taip pat, kaip lygintume, kinų raštą su kokia lietuviška abėcėlė ir panašiai. Taip, bet sakykime, gal ta pusė, kuomet klausytojas gal ir ją norėjo paliest, kiek apginamas visuomenės interesas tokiais atvejais ir kiek mūsų valstybinės institucijos atsparios, pradėkim nuo verslo kompanijų, nuo žiniasklaidos ar nuo užsienio kažkokių kompanijų lobizmo. Kiek jos pajėgios? Su visuomenės interesu, visi tie, kurie rekauja apie visuomenės interesą, iš esmės kalba apie siaurą savo kūnišką merkantilinį interesą. Aš jums pasakysiu taip, visuomenės interesas yra, kad Lietuva turėtų savo dujų, o ne mokėtų didelę nacionalinio produkto dalį atiduotų Rusijai už dujas. Va čia yra visuomenės interesas numeris 1. Žygaičių interesas, jeigu taip jo vardytume, būtų kokioj nors 17-18 vietoje. Be abejo, kad niekas nenori gyventi ten, kur yra intensyvi pramoninė ar kitokia veikla. Tai bet vėl grįžtų ne prie Žygaičio, prie vyriausybės. Jeigu vyriausybė nesugeba žmonėm išaiškinti, kad tiem, kuriem, tarkim, nepatiks gyventi toje vietoje, kur galbūt bus rastas kalūninių dujų, kad tiem bus pastatyti namai Tauragėje arba už Tauragės Jurbarke dar kur nors. Tai čia yra visai kitas klausimas. Visuomenės interesas yra turėti energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos. Tai yra numeris 1 ir man atrodo, jeigu kas nors ginčytųsi su jumis šitoje laidoje, tai jau jį tikrai galima pavadinti tuo vardu, kurio aš neištariau, bet ištarėt jūs. Rimvydas Valatka, 15 minučių vyriausias redaktorius, buvo su mumis.